Noriu pasakyti, kad Nemunas nelaiko manęs įkvėptų viskas, ką sakau. Savo noru, turbūt. Sveiki, aš esu Ugnė Džiavelytė, studijuoju audiovizualinį vertimą Vilniaus universitete. Esu iš orkestro. Mano vardas Emilija, pavardė Knezytė. Šiuo metu studijuoju KTU verslas ir antreprenerystė studijų programoje. Aš esu Alvita Kleibaitė, studijuoju Kauno technologijos universitete maisto mokslo ir technologiją iš Kapelos. Esu Vilius Paliokas, studijuoju, tai nestudijuoju, jau baigęs KTU. Baigiau programų sistemas, didžiųjų verslo duomenų analitiką ir pedagogiką. Esu iš vokalų. Aš esu Laura Rimgailaitė, iš šokėjų žanro. Studijavau pastatų energetiką VGTU. Esu Domas Tonis, studijuoju mechatroniką KTU universitete. Esu pirmam kurse ir esu šokėjas. Esu Vakaris Diškevičius, studijuoju ekonomiką ir esu šokėjas. Tai aš esu Erika Devinytė, aš studijuoju Kauno technologijų universitete dirbtinį intelektą. Aš esu iš choro. Aš esu Guoda Živelytė, man yra 18 metų ir šiuo metu mokusi 11 klasėje, nes praeitais mokslo metais buvau išvykus su mainais į Ameriką. Dėl to kartoju metus. Ir esu vokalė. Atėjau į Nemuną, nes pakvietė vadovė Roma, o sužinojau per akordeonistą Kristijoną, nes su juo teko gyventi viename bendrabutyje. Žinau, kad kažkur norėjau tęsti šokius ir taip atsitiko, kad atradau Nemuną, man rodos, Instagrame. Sužinojau tik tai stojus KTU realiai, nes visą laiką ieškojau, žiūrėjau, jeigu įstosiu universitetą, tai ar yra ten liaudiškų, tiksliau tautiškų dabar šokių grupė, kur galėčiau šokti. Organizacijų mūgiai netyčia atradau. Pradėjau eiti kitur, bet sužinau, kad galima groti smuiku čia, tai parašiau, kad esu ir atėjau. Persikrausčiau Kauną ir norėjau toliau šokti, o apie Nemuną sužinojau tiesiog ieškodama, kokie kolektyvai yra Kaune. Tai atėjau į Nemuną, nes norėjau toliau muzikuoti su Lumsdeliu, o ansamblį šiaip sužinojau iš klasioko. Sakau, viskas, dabar muzikos, sakykim, karjerą baigęs, nebeturėsiu kur grot. Sako, Kaune yra Nemunas. Taip sužinojau apie ansamblį. Tai apie Nemuną sužinojau iš savo giminės, nes didelė dalis giminės anksčiau yra labai stipriai įsitraukę Nemuno veikloje. Iš to kažkaip ir atėjo tas, kad nuo mažens su to užaugau ir kažkaip tada pati užsinorėjau čia ateiti. Aš atėjau į Nemuną, nes aš labai senai norėjau dainuoti, aš labai laukiau, kada aš galėčiau į Kauną persikraustyti ir tada pasiskaičiau ir apie visas veiklas, kokias yra, pamačiau Nemuną ir mane labai tai sudomino. Šiaip iš gandų girdėjau, kad ir puikūs žmonės buvo. Prikalbino tai Paulius, kaip visada tas Paulius. Šiaip ir aplamai žinau apie Nemuną vien tik dėl to, kad buvo tiesiog žinomas kolektyvas, nes turi puikius vadovus ir dar tuo pačiu labai gerus šokėjus. Labiausiai susiję viskas su mokslais, kad viskas man pasisektų. Pasibaigti bakalaurą. Svajonė turbūt kažką gyvenimo su krepšiniu pasiekti. Turbūt tiesiog svajonė, kad laimingai gyventi ir tiesiog visko turėti ir būti tiesiog. Ramus, patogus gyvenimas, nežinau, nebūtų daug rūpesčių ir labai smagu viskas. Dabar neturiu. Nuvykti į Formulės 1 lenktynės, o apskritai tai tikriausiai tiesiog gerai gyventi kiekvieną dieną. Baigus mokslus rasti gerai apmokamą darbą, kuris paliktų daug laisvo laiko individualiom veiklom, tokiom kaip Nemunas. Kad gyvenimą gyvenčiau taip, kad būtų smagu, kad patiktų tai, ką darau ir mėgaučiausi akimirkomis ir procesu tuo, ką darau. Tiesiog gerai mokytis, gerai studijuoti ir išlikti Nemune, nes iš tikrųjų labai noriu groti su to Lumsdeliu. Kad čia labai artimai ir šiltai visi bendrauja. Viena didelė šeima, labai jaučiasi tas entuziazmas visų ir
užkrečia tą gerą nuotaiką. Man didelį labai paliko įspūdį, man labai patiko ir aš tiesiog net ir dabar nekantrauju, kada aš ir toliau keliausiu po į koncertus. Keista organizacija, nes savanorių esu kažkokiai kamurkiai, darbšti organizacija, o labai daug laiko gali suvalgyti. Nemunas paliko puikų įspūdį, visi labai draugiški, tikrai priėmė gerai. Ateidamas, aišku, nieko blogo nesitikėjau, bet ir nesitikėjau, kad bus taip šilta atėjus čia. Nebuvau išsikėlus tokių didelių lūkesčių, labai džiaugiuosi, kad čia atėjau ir labai džiaugiuosi tuo, ką gaunu iš Nemuno. Labai gera čia būti ir patirti viską. Tiesiog labai visi draugiški žmonės ir labai visi priima, kad ir prisijungiau netgi vėliau ir esu vienintelis Lumsdelis, išsiskiriu dėl to. Bet tiesiog, kad visi yra labai draugiški ir labai supranta ir faini žmonės aplinkui čia. Labai puikus kolektyvas, labai buvo, tikėčiau, net nesunku įsilieti tą visą patį kolektyvą į visą Nemuną. Labai tokį gerą įspūdį, kadangi visi čia atėjo kažką padaryti, kažką išmokti. Labiausiai įsiminęs žmogus būtų gal Liveta. Kažkaip labai tekę man su ja smagiai ir pakalbėti ir pabendrauti. Tai labai, labai smagu ir tikiuosi, kad dar daug prisiminimų kartu su ja susikursim. Pirmiausia, mūsų buvus seniūnė Ieva, nes jinai mane labai maloniai, priėmė į tą Nemuną. O kitas žmogus tai būtų Neringa. Neringa tai tiesiog irgi labai maloniai su manimi elgėsi. Labai fain. Šiaip Tadas visai toks labai neblogas žmogelis, toksai, jis man patinka, toks mielas labai, prie širdies labai glauši. Tikriausiai labiausiai įsimintinas yra Arnas iš šokėjų ir vis dar laukiu istorijų apie darbą Barborai. Kiek pamenu iš pirmų repeticijų, vis galvojau, kaip gražiai Emilija šoka. Tai tikriausiai Emilija. Kas čia gali įsiminti? Tikriausiai Viltė, nes labai pas jos didelė plati charizma. Turbūt Monika, su šypsena, labai draugiška, aktyvi. Draugės iš choro, taip pat, kurios irgi yra miliukės. Galėčiau išskirti mūsų seniūną, Simoną, nes toksai labai atsakingas, viską, ką pasako, viską padaro. Ką nors iš valdybos, kadangi jie organizuoja visokius renginius, turi idėjų, tai tikriausiai nepražūtumėm. Viltę, nes aš su ją kaip ir geriau sueinu ir aš manau, kad jinai tikrai duotų ir gerų patarimų, mes gal kažkaip išgyventumėm. Ugnė Jucytė, nes ją kažkaip pažįstu iš anksčiau, nes anksčiau esam šokę kartu ir turbūt labiausiai pažįstu iš visų esančių čia nemuniečių. Šiaip iš tikrųjų pagalvojus dabar, tai gal pasimčiau Domilę. Atrodo, kad jeigu aš ją pasimčiau į gyvenamą salą, tikrai išgyventume kartu. Pasimčiau Paulių kokį arba Mykolą. Su Pauliu vis tiek mes pažįstame daug metų, o su Mykolu tai tiesiog, nes Mykolą labai norėčiau pažinti. Kita, Nuliukė, Urtė iš Kapelos, nes mes nuo pradžių kartu, draugės, geras. Gal Neringa, nes jinai atrodo, kad atras sprendimą absoliučiai visoms problemams. Pasimčiau tą patį Kristijoną tikriausiai. Kadangi pažįstu, žinau, ką gali ir sugeba. Į negyvenamą salą tikriausiai reikėtų pasirinkti arba Simoną, arba Arną. Atrodo labiausiai resursyvų žmonės. Norėčiau patobulinti tiesiog savo šokių sugebėjimus. Programavimą, nes man kaip tik su programavimo labiausiai reikia. Norėčiau patobulinti dar savo ir vokalinius sugebėjimus. Šiaip Nemune tai dainuot noriu išmokti geriau, o šiaip išmokti geriau grot gitarą, geriau skaniau gaminti. Savo gebėjimą mokytis, nes kartais to tikrai trūksta ir gebėjimą susikaupti tada, kada to reikia. Norėčiau profesionaliai išmokti grot, norėčiau labai gerai virtuvėj suktis. Viešą kalbėjimą, nes labai baisu. Norėčiau patobulinti savo gebėjimą deleguoti tam tikrus darbus, nes labai dažnai prisiemu viską ant savęs ir paskui visko nepanešu, ko prisiemu. Mažiau kreipti dėmesį viską, visada labiau atsipalaiduoti, nes esu toks žmogus, kur visą laiką noriu viską tobulai atlikti.
dar kol kas nesu nieko prisidirbusi Nemune ir tikiuosi, kad tikrai neprisidirbsiu. Taip, kad prisidirbus kažko lik ir nelabai buvo dėl ko dar kol kas. Netvarkinga apranga buvo ar plaukai ne taip sušukuoti, bet šiaip, kiek atsimenu, nelabai. Ne, nesu prisidirbęs. Nemune, kol kas nesu prisidirbus, tikiuosi ir neprisidirbsiu. Gaila, bet Nemune prisidirbti jau teko. Atsiprašau, Domėlė. Gal biški. Aš labai repeticijas neinu, nes aš žiauriai dedu tos mokslus pirmiausiai, bet čia tik pirmais metais taip. Ne, niekada nebuvau prisidirbęs, šiaip, man atrodo, iš nulių geriausiai aš ilgiuosi. Yra tekę per koncertą net tos žodžius padainuoti, ar net tą natą. Labai laukiu išgyventi visas tas nemunietiškas tradicijas. Labai norėčiau prie laužo kažkur su gitara pabūti, paplepėti, padainuoti. Man kažkaip toks yra tokia patirtis, kurią, manau, pavyks įgyvendinti. Aš labai laukiu krikštynų, labai norėtųsi tapti to jau pilnu nemuniečiu. Visus tiesiog grojimus, muzikavimus drauge. Ne kelionės, ne kažkokie renginiai, o tiesiog patirti tą muziką kartu su kitais, kurie irgi tom domisi ir mėgaujasi, kai groja. Galbūt kokios nors bendros tolimesnės kelionės. Nemune labiausiai laukiu krikštynų, kad pagaliau galėčiau pamatyti ir tą klubą, ir šūkį skanduoti, tai ir himną giedoti. Gal ne tik kiek laukiu patirti, bet kiek įdomu bus patirti, man įdomu, kas bus krikštynose ir kaip jausios po jų. Kol kas ir tas artimiausias tai yra krikštynas ir patirti tos renginius, tradicijas nemuniškas labai įdomu. Pakeliauti gal kartu su visais nemuniečiais, tuo pačiu ir laukiu visų tų švenčių, taip pat ir krikštynų dabar laukia. Tikriausiai kokią nors išvyką toliau. Baigiau! Ir čia išeit tiesiog? Ir kaip garsiai. Kas nesat Nemune, ateikit Nemuno. Kas negalit, tai sekit Facebook'e, Instagram'e. Baigiau!